Tai šiandien mes iškrausime mūsų stogą, kuris sveria beveik 7 tonas, susideda iš 3 dalių. Šios dalys buvo gaminamos Mažeikiuose, specialiai gamykloje. Ir įdomesnis faktas tas, kad vakar buvau suradęs žmonės, kurie montuos, bet jiems šiandien nepavyko atvažiuoti, tad vienas iš montuotojų būsiu aš pats. Tai šitas stogas, kurį uždėsime netrukus, bus atskiras mūsų darbo kambarys, iš kurio pateksim tiesiai į stogo terasą ir tai bus tarsi atskiras 3 aukšto kambarys. Nu ir čia, tai čia, davai viską tada susinešam į viršų. Aš tau padavinėsiu. Žinai, tai metriniai tu varžtų belė kiek sukinėt. Dabar taip žiūriu. Tai dabar tu susikelk ant viršaus pirmiausia viską. Kelkitės ant viršaus, pakuokitės į Vaidis atvažiuos. Chebra, tai keliam dabar į tą, į čia. Mes susimontuosim. Tai dabar stoviu ant mūsų būsimos terasos stogo, ant kurio užsidės tokia vėja, specialus augalas, kuris atrodys tarsi gyva žolė. O tenais bus mūsų darbo kambarys, ant kurio ir keliame šitą metalinę konstrukciją. Dabar, kai viskas prasidėjo iš tikrųjų, tai kažkiek jaudinos, nes tokiuose dalykuose nesijaučiu stiprus. Man tai bus pirmas kartas, bet kažkaip turi pavykti, oras geras. Pradedam kelti pirmą dalį ir žiūrim, kas gausis. Kai krovę parodykit, iš kur čia kabino. Dabar kaip yra, nutrykam tą antrą tą štangą, lygu čia kažkur tai. Nuotrinė pirmo, antrą, ta ne? O, blogai? Gerai, perdarom. Ne. Opa. Fuck, kur aš įsivėliau? Tai va tą galą traukt link tenais, mane priekis eina. Dabar čia keliam, čia. Ne. O! Tai dabar taip ir... Bet į patį kraštą mums nebus vietos. Dabar reikia ant tų... Op! Hala? Bet negerai pasidės. Nėra plokštės, bet. Ant ko čia padėt? Ką čia sugalvot? Viškai... Pasakyk, eik tu... O! Važiuoja. Būtų zaibys iš tikrųjų čia mums susidėti va tą metalinę. Nu tai gerai, reikia eiti ieškoti aplinkui kažką, paieškosiu kažko pasidėti, dedam ten ir viską. Dabar pasikeliam ir einam pirmą pasiruošti, kur dėsim. Pala. Reikia pasikišti atsinešti. Pagaliau visos 3 dalys ant žemės. Planas nuo pirminio pasikeitė, nes turėjom viską sukelti ant stogo, bet užkėlus pirmą dalį buvo akivaizdu, kad nepavyks, nes ant stogo yra išsikišusios
konstrukcijos, kadangi konstrukcija yra belė kaip netaisyklinga, neturi jokių taisyklingų kampų, tad priėmėm sprendimą kelti ją ant žemės ir bandysim surinkinėti ją dabar čia ant žemės. Surinkę visą vientisą vienetą kelsime ant stogo, tai bus antras bandymas. Aha, matau. Nedaug visai, o taip atrodo. Jis tegul jo ir nepaleidžia. Taip ir tegul. Pasaiką nepaleistų, Breigarčiai. Taip ir laikyk. Niekas kaip tas kersai stovi. Sunkiausia bus išsikelti, bet iš tikrųjų labai daug laiko užima tas surinkimas tų 3 detalių tarp savęs. Tai atrodo paprasta, bet taip paprastai nesueina. Tos 3 dalys susijungia tarp savęs tokiais varžtais. Vieną pusę jau susukom. Liko šitą pusę susivesti. Dedas tokie diržai, suveržinėjom tarp savęs. Ir tada reikės prisitraukti šitą dalį. Vėlgi tokie 5 vamzdžiai, kurie jungia tas 2 dalis. Man tie biški trosai per skystą atrodo, girdis. O šitie tai... Medžiaginiai. Ne? Metalas per skystas bus. Bet jis neįplyšo, žiūrėk. Eik, tu O, tu Sakau, tas trūko. Per toli jau, per toli, tai kam jūs ten? Tai čiagi turi būti kraštas. Kam ten kelias? Stop! Stop! Bet kiek ilgai tavo, kol pakyla galas? Stop! 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 Dabar reguliuojam! Po biškį, po biškį! Algi save trauk! Kel. Leidom, kilojom, nes, tarkim, vieną galą pritaikai, kitas išlindęs, tai pavyko dar nesutemus, nes visiems aišku kantrybės jau nebėra, nori namo, bet man džiugu, kad pavyko, stogas yra.